Apie agrokoncerno darbuotojų svajonę, mokslo rekomendacijas ir naujas technologijas išbandyti savose gamybinėse laukuose pirmą kartą išgirdome prieš 2-3 metus. Tada tai atrodė sunkiai įmanoma, tačiau svajonė netruko peraugti į planus ir šiandien yra virtusi realybę. Radviliškio rajone Miežaičių kaime vietoj senų ūkinių pastatų 2022 metais ėmė kilti pirmieji pastoliai, o šiandien toje vietoje jau matome ateitį, apie kurią buvo svajota. Praėjusią savaitę duris žemdirbiškajai visuomeniai atvėrė agrokoncerno ateities ūkis. Kaip gimė šitą idėją ir kokios tos vizijos? Agrokoncernas visai orientuotas į ateitį. Ir kai mes šnekam dabar apie tokią geopolitinę situaciją, kada statomos gamyklos ginklams gaminti, tai mes galvojam, kad vis dėlto Lietuva ir visas pasaulis turėtų pirmiausia orientuotis į tai, kas yra maistas, kas yra gerovė žmonių. Ir ateities ūkis tam turi pasitarnauti. Ir tas kompleksas karvių, kuris bus statomas didžiausias Europoje šitoje vietoje ir šita bazė, kurią mes čia jau dabar matom, tam yra skirti, kad parodyti, kad Lietuva eina keliu kurti gerovę. Aš nežinau, ar Europoje yra toks ūkis, kuris tokio dydžio būtų ir būtų orientuotas į mokslą. Pirmiausiai, į tyrimus, į bandymus. Tie maži bandymų laukai, jie vis dėlto neparodo to, kas galima padaryti kelių tūkstančių hektarų ūkyje. Tai aš manau, čia bus ta bazė, aplink kurią suksis Lietuvos ūkininkai, norėdami suprasti, kokiu keliu reikia eiti į ateitį. Renginio metu buvo įkasta simbolinė kapsulė, žyminti vieno didžiausių ir moderniausių fermų komplekso statybų pradžią. Kapsulę iki statybvietės nuskraidino dronas, o įkasė robotas – ateities technologijų simboliai. Ir aš pakviesiu Ramūną į sceną, todėl kad kapsulę mes dabar perduosim vienam ypatingam žmogui, kurio laukia dar vienas iššūkis. Taip, Žygintai, pas mus. Subtilus, pagrokite mums, kad nebūtų tos nejaukios tylos. Ir tai yra dronas DJI modelis Matrice 350 RTK, Real Time Kinematic Positioning technologija, leidžia jam nusileisti būti ore 2,5 cm tikslumu. Bandom ir patiems rankos dreba, kad tik tai pavyktų. Nes tokio technologiškai sudėtingo įkasimo patys niekada net ir nematėme. Aš norėčiau, kad paplotumėt mūsų pilotui. Dabar matome, kaip gerbiamas Julius Pūras atkabina kapsulę nuo drono. Šitai ceremonijai buvo išbetonuota aikštelė mūsų statybų plotuose. Jinai specialiai buvo pritaikyta šitai robotiniai rankai. Žinokit, mano širdis dreba, kad tik visa tai įvyktų sėkmingai. Jeigu jūs galvojate, kad jis dabar nuvažiavo į kairę, tai ne, mes čia režisavom. Pirmą kartą galiu pasakyti, robotas maivosi. Komplekse bus laikoma 4000 melžiamų karvių, jas melš 100 vietų robotizuota karuselė. Su prieaugliu jame bus laikoma apie 10 000 galvijų. Tikimasi kitų metų pabaigoje fermose apgyvendinti pirmuosius galvijus. Pagamintam pienui perdirbti bus statoma gamykla. Agrokoncernas ateitį kuria žemėje, bet šiandien matome, kad ateities užuomazgos ir jau daigai nemažai yra iškilę Radviliškio rajone. Mes stengiamės tą, kas nuveikia mažuose ploteliuose, perkelti į didesnius, supažindinti žmonės. tą, ką mokslas duoda, ką duoda gamybininkai, ką duoda naujų produktų kūrėjai, visą tai mes turim prisitaikyti savo gamtos sąlygom ir panaudoti. O kad viską žinotų ūkininkas, kaip daryti, mes tiesiog jį turim parodyti, nes tikrai gerų dalykų yra čia. Ateities ūkis. Koks tai ūkis? Iš ko jisai susideda? Kokios veiklos čia vyksta?
Šiandien dienai turim pagrindę augalininkystę, bet kaip jau skelbėme, nauji užmojai yra dedami į būtent pienininkystę. O su augalininkystė yra taip, kad iš esmės tai, kas yra pasaulyje sukūriama, ką mes galvojame, kad jau yra logiška pristatyti Lietuvai, vežame į šitą ateities ūkį, bent toksai yra planas. Ir kad turėtumėm mes išbandę ir pasakytumėm, kas mums tinka, kas netinka. Ateities ūkis šiandien dieną yra daugiau negu 2000 hektarų ir iš tikrųjų viskas yra ruošiama ne kaip bandymais, dauguma yra gamybiniai plotai, tik tais tiek, kad tas, kas yra mokslo mūsų nustatyta, mes bandom tai pritaikyti ir gamyboje. Ateities ūkis šiandien tapo ūkininkų mini sostinė, kur pristatomos pačios naujausios technologijos skirtos žemės ūkiui iš viso pasaulio. Tai turbūt tai ir yra ta vizija, kurios jūs siekite. Neabejotinai 3 metus vystome ūkį, norėdami rasti tų technologijų pavyzdžių ir sugalvoti, kaip galėtumėm tą Lietuvos žemės ūkį praturtinti, kaip lokalizuoti, rasti argumentų, kodėl vienas technologijas reikia arba nereikia naudoti. Ir manau, kad ateities ūkis yra pirmiausia technologijų namai, kur mes norim suburti mano minėtus visus komponentus ir užtikrinti, kad jie sėkmingai būtų plėtojami Lietuvoje arba ieškotumėm kitų kelių efektyvesnių, jeigu tos technologijos netaip puikiai veikia. Iš kokių dalių susideda modernus, technologiškai stiprus ateities ūkis? Pirmiausia, tai kompetencijos ir čia neginčiama tiesa, o toliau yra reikalinga technika, kuri leistų įgyvendinti tas technologijas. Tai va čia irgi apžvelgiam ir tos pačius purkštuvus, tręštuvus truputėlį, ką jie moka, ką jie gali ir kodėl mes renkamės tokius. Lygiai taip pat kalbėjom apie bednarsėjamąsias ir pasakojom, kodėl efektyviai galima naudoti ir dirbti laukuose, kada vienu metu galima atlikti net keletą darbų ir taip toliau ir panašiai. Tai technologijos pačios, žinoma, irgi yra labai svarbu, nes norisi, kad rinka kurtų naujienas ir leistų tos naujus požiūrius mums susipažinti. Tai džiaugiuosi ir dėl to, kad čia atsiranda ir prototipai po truputį ir visiškai konceptualūs dalykai, kurie gal niekada net nevirs produktais, bet didžiuojasi mūsų komanda, kad ji gali duoti grįžtamą ryšį gamintojui ir leisti suprasti, į kurią pusę vis dėlto ta technologija galėtų būti vystoma toliau. Apsidairėte ateities ūkyje ir jūsų manimu, kiek tai realu po 1 ar po 10 metų turėti kažką panašaus ir didesnėme skaičiuje ūkininkų? Aš manau, kad dideliems ūkiams tai yra perspektyvų daugiau, nes jie turi didesnį kapitalą, iš ko investuoti, o mažiems ūkiams sunku santykinai tokias investicijas padaryti, kad pasiekti tokį lygį. Bet jeigu norėsi, bandysi, gal kažkaip, gal ne per 10 metų, gal ilgiau užtruks, bet pasieksi. Turbūt vis tiek naudinga, kai yra tokia vieta, kur kad ir nedidelio ūkio šeimininkas gali atvažiuoti ir pasidomėti, kokia perspektyva, kokios ateities technologijos. Naudinga, sakyčiau, tikrai naudinga yra, bet pagrindinės, aš matau, įžvelgiu problemą yra ūkininkai, kurie domisi, kurie važiuoja į lauko dienas, tie ir važiuoja, bet kad aš pats iš savo perspektyvos, iš savo pažįstamų rato, kaip pažiūriu, tai tų žmonių nėra daug. Ir kaip ateiti kitų ūkių, kurie yra mažesni galbūt ūkiai ir kad jie pamatytų, tai yra sunku, nes jie tiesiog nevažiuoja niekur. Ateities ūkis, sumanymas yra labai puikus. Viskas yra žiūrima į ateitį, ne su šia diena. Viskas yra realu. Jeigu dėlsi, paliksi be nieko, nes technologijos tokių žingsnių žengia, kad reikia suspėti šiandien ir dar 10 metų į priekį viską turėti omeny. Aš manau, kad ūkininkai turi tarpusavį šnekėtis, ieškoti variantų, kaip išgyventi. Tiesiog tai nėra taip paprasta. Ir aišku, tie žmonės, kurie važiuoja, jie ras išeiti. Jie ras išeiti tik tiek, kad, pažiūrėkite, agregatai. 12 metrų, 14 metrų, 16 metrų, traktoriai, 400 arklių jėgų, 500 arklių jėgų. Ne kiekvienam tai yra. Pasigirdo tokia mintis, kad visa tai yra labai gražu, labai įdomu pamatyti, bet tai yra tik tai didelių pramoninių ūkių koncepcijai ir ateitis. O mažiems ūkiams truputėlį gal kažko kito reikėtų, ar jūs sutiktumėt su to?
Šiaip nesutikčiau. Šiandien dienai tręšti kintamą normą galima labai pigiai. Seną įprastą tręštuvą galima perdaryti už porą tūkstančių eurų, leisti jam tręšti kintamą normą. Lygiai taip pat dirvožemio tyrimus, kuriuos pasidaryti gali ir vėliau taupyti trąšas arba kaip tik kultūrinti dirvožemį kryptingai, vėlgi gali nuo 1 hektaro. Tai tavęs niekaip neįpareigoja. Lygiai taip pat tęsiant toliau, kada kalbam apie palydovinius skaitmeninius žemėlapius, jeigu jau žmogus nenori ar investuoti į sensorių, pavyzdžiui, kuris reikalautų gal mažiau rankų darbo, tai jeigu ūkis mažesnis ir gali investuoti laiko į tų kelių laukų tręšimo planą, tai galite padaryti su nemokamom palydoviniam programom, tai apie kurias irgi taipogi kalbame ir šiandien pristatėme mūsų partnerystę su kai kuriais prekės ženklais. Tai manau, kad visos galimybės kaip tik kaip niekad yra. Kada mes kalbam apie naujas technologijas, tai nėra kalba tik tais apie nepilotuojamus traktorius, orlaivius ir sensorius įvairius. Čia yra kalba ir apie naujausias laimėjimus genetikos srityje, kada kalbam apie naujas veislės. Čia yra kalba, kada kalbame apie naujausius augalų apsaugos laimėjimus. Taip pat yra vystomos ir tręšimo technologijos naujos. Tai manau, kad visos tos technologijos naujienos ir yra būtent ateities ūkio idėja, nes jos turi sinergizuoti. Ir čia ir norim daryti tą kompetencijų centrą, kur atsirastų ir gabūs protingi inžineriniai sprendimai ir laiko patikrinta, išbandyta bandymais agronomija. Kodėl ateities ūkis įkurtas Radviliškio rajone? Norint visapusiai išbandyti technologijas, reikia skirtingų sąlygų. O čia dirvožemiai yra nuo visai nederlingų iki vidutiniškų, nuo smėlio molio iki durpynų. Tad ir pasėlių, ir mokslininkų bei gamybininkų laukia įdomus iššūkiai. Pasak Arno Radzevičiaus, Lietuvoje turėdami tokį stiprų ir technologiškai į ateitį orientuotą centrą, galėtume daryti neabejotiną teigiamą įtaką ne tik mūsų šalies, bet ir viso regiono žemės ūkio plėtrai bei technologijų raidai.